Ar kada susimąstėte, ar galima saugiai krauti elektromobilį lyjant? Žinoma, galima. Visa sistema sukurta saugumui užtikrinti nuo pat pamatų. Šiuolaikiniai elektromobilių krovikliai atitinka bent IP65 apsaugos standartą, tad jie visiškai atsparūs dulkėms ir lengvai atlaiko stiprias vandens sroves. O IP67 modeliai netgi ištveria trumpalaikį panardinimą po vandeniu, iki metro gylio net 30 minučių. Viduje būdi įžeminimo grandinės pertraukikliai, GFCI, drėgmės jutikliai ir momentiniai automatiniai išjungėjai, kurie akimirksnį nutraukia srovę, vos tik vanduo bando prasibrauti ir sukelti bėdų. Nesvarbu, ar tai jūsų namų įranga su dvigubai užsandarintomis jungtimis, ar darbo vietos įrenginiai, atitinkantys visas C normas. Visi jie sukurti patikimai veikti lyjant, be jokių elektros nuotėkių. Vienintelis didelis ne – tie kasdieniai 3 kontaktų lizdai. Jie yra skirti tik vidaus patalpoms, todėl esant įtampai kelia mirtiną elektros smūgio ar kibirkščių pavojų. Venkite tokių stotelių, jei kabeliai pažeisti, aplink stotelę telkšo balos, ar prietaisų skydelėje užsidega įspėjimai. O štai gera žinia – lietus neturės jokios įtakos jūsų akumuliatoriaus efektyvumui ar įkrovimo greičiui. Drąsiai pereikite prie elektrinio gyvenimo būdo. Lietus ar saulė, jūs esate apsaugoti.